Sveiki. Kas buvo svarbiausia šių metų gegužės mėnesio sesijoje Europos parlamente? Trumpai ir aiškiai. Pirmas dalykas – supaprastinimai visų taisyklių reguliavimo ir biurokratinio proceso, siekiant, kad Europos gynybos pramonė plėstųsi, įsitvirtintų ir kurtų naujas darbo vietas, žinoma, pateiktų tas prekes ir paslaugas, kurių taip reikia Europos saugumui užtikrinti. Antras dalykas – balsavimas dėl naminių gyvūnų teisių, istorinis dalykas. Na ir trečias – diskusija apie artėjantį NATO susitikimą Hagoje jau kitą savaitę, 24-25 birželio dienomis. Paeiliui. Pirmiausia, mes priėmėme labai svarbius sprendimus, skyrėme milijardus, šimtus milijardų lėšų tam, kad Europos gynybos pramonė įsitvirtintų. Bet kas yra jos priešininkas tikrasis šiuo metu? Tai žinoma biurokratija. Pasakysiu paprastą pavyzdį. Tam, kad vidutiniškoje Europos valstybėje įsikurtų didelė gynybos įmonė, reikia 4-5 metus derinti leidimus, minti biurokratinius slenksčius tam, kad atsirastų gamykla ir kad pateiktų to, ko reikia jau šiandien. Taip negali būti. Na kągi, Andrius Kubilius padarė gerą darbą, jis pateikė savo pasiūlymus, jo beje labai ambicingas uždavinys, kad per 60 dienų arba su nutilėjimo sąlyga tokia gamykla galėtų atsirasti. Linkime sėkmės. Nebus lengva, žinant, kiek yra įvairiausių pasipriešinimų ir kartais visiškai perdėtų nereikalingų perteklinių reikalavimų. Bet aišku viena, kad komisija nori paspartinti šitą dalyką, tai yra prioritetas, bus kuriami tokie kontaktiniai biurai valstybėse narėse, kad padėtų suvaldyti šitą procesą. Linkime sėkmės, bendradarbiausime ir pats pasiūliau susitikime su Andrium Kubilium, kad tai būtų specialioji procedūra, laiko prasme, kuo greičiau mes priimtumėm sprendimą, baigtumėm trialogo dėrybas ir priimtumėm galutinai mus tenkinantį sprendimą. Kągi, šią savaitę, štai ketvirtadienį, įvyko istorinis, mano manimų, balsavimas dėl naminių gyvūnų teisių. Tai yra tie, kurie supa mus, o tokių yra 100 milijonų Europos Sąjungoje. Tai yra milijonas Lietuvoje. Ir tai yra apie šunis, apie kates, pagrinde. Bet pagrindiniai reikalavimai yra tokie, kad mes norime, kad visi šitie gyvūnai būtų sužymėtų. Žmogus turi asmens tapatybės kortelę, naminis gyvūnas, kadangi jis mūsų draugas, jis privalo būti apsaugotas, mes turime žinoti, kad jis yra sveikas, paskiepytas, prižiūrėtas, turi turėti ir identifikavimą, ir registravimą. Kitas dalykas, žinot, buvo pasiūlymas, kad iki 2 vadų tie, kurie namuose veisia, jiems nebūtų galiojančios jokios taisyklės, nebūtų privalomas, reiškia, sanitarijos ir standartai priežiūros gyvūnų ir panašiai. Kitaip sakant, tai yra maži veisėjai. Bet aš noriu pasakyti vieną skaičių, atsiminkite jį. Tokie veisėjai iki 2 vadų, 80% gyvūnų patenka į rinką. Jie nėra maži. Jų masė sudaro 4/5 visų gyvūnų, kurie gimsta, kurie pakliūna į rinką ir galų gale į namus. Reikia ir juos prižiūrėti, reikia juos reguliuoti, jiems turi galioti tokios pačios taisyklės. Kitų atveju mes neišvengsime chaoso, mes neišvengsime tų nenumatytų situacijų, kurių tiek daug yra su gyvūnais. Ir dar vienas svarbus dalykas, tai pakliuvimas iš trečiųjų valstybių. Mūsų pasiūlymas, kad viskas būtų registruojama tam tikrose sienos kirtimo punktuose, kur būtų veterinorius, kur galėtų pažymėti tą gyvūną, kad būtų galimas atsekamumas ir mūsų gyvūnai, mūsų rinka būtų apsaugota. Tos 4 pataisos, kurios registravau papildomai, susiderinęs ir savo kolegomis, jos buvo priimtos. Sveikinu, tai yra puikus rezultatas, tuo galima džiaugtis, bet žinoma, jų įgyvendinimas yra kitas reikalas, apie tai kitą kartą. Puikiai diskusija Europos parlamente apie artėjantį NATO viršūnių susitikimą. Pasakysiu savo požiūrį. Pagrindinis dalykas – neprarasti vienybės. Jeigu NATO viduje mes neturėsime bendro sutarimo, jeigu žvelgsime į skirtingas pusės, įvairiais požiūriais, nieko gero nebus. Mūsų oponentai ir priešininkai jų nemažėja. Mes turime turėti galimybę kalbėti ir iš jėgos pozicijos tam, kad apgintumėm savo valstybės, savo visuomenės ir kiekvieną europietį gyvenantį čia, Europos kontinente. Stebint situaciją Lietuvoje, kągi, meškos egzamino neišlaikė. Pasirodo, viena ruda meška
kaip sakant, klaidžioja po Lietuvą be jokių apribojimų ir galbūt galimai grasina netgi gyventojams. Aš nesakau, kad jie reikėtų kaip nors eliminuoti ar ne, bet nukreipti, apsaugoti ir gyvūną, ir gyventojus reikalingas dalykas. Na įsivaizduokite, jeigu tokių raudonų meškiukų būtų daugiau. Kas atsitiktų su Lietuva? Vėl savaitgalis, kada mes užsidarę soduose ir iškeliaujame prie ežero, ar galų gale mes turime vyriausybę, kuri susidoroja su meškinais ir meškomis. Tikiuosi, piliečiai supras mano sarkazmą ir mano laišką jums. Kągi, nebijokime meškų, susidorokime ir apsaugokime save ir jas, jų gerovę. Ir, kaip sakant, tikiuosi, kad kitas savaitgalis bus be meškų, bet saulėtas. Iki.